Pristatau jums savo vieną iš mėgstamiausių prietaisų, tai yra motoroleris, elektrinis motoroleris Tank. Šiaip dėl to, kad tankas gal nežinau, bet taip vadinasi. Panašus į tanką šiaip. Taip. Šiaip kodėl jis man patinka? Nes jisai šiaip yra gan masyvus, jautiesi gan stabiliai. Jo yra ratai 12 solių. Jeigu atkreipsi dėmesį, prieki turi endūrinės beveik padangas. Tai iš dalies dėl mėtymo, kad tvirčiau laikytųsi žvyrkelyje ar dar kažkur tai. Bet jis turi, aš skaitau, vieną iš fainesnių apšvietimų. Sakyčiau, tokį... Kai lazerį. Lazerį, toks kaip atrodo velnys. Va. O čia šviesas, kai užsidega. Va. O. Ir dabar va, ilgas trumpas. Šiaip labai atrodo efektingai, mano nuomonė. Galas, pažiūrėkit, koks irgi ledai gražiai šviečia. Toks, sakyčiau, modernus daiktas. O, matot, kaip jisai reaguoja į tas. Sėdynė labai plati. Praktiškai drąsiai galima antrą žmogų užsisodinti, nes turi kur koją padėti. Po kojus. Va, užsifiksavo. Taip, dabar pradėkime iš eilės. Numeskime jį gal nuo tų kojų ir bandom atsisėsti. Sėdėsina yra labai maloni, nes sakau, sėdynė šiaip labai plati, vietos kojom per akis. Ir turim labai fainą spidometrą. Parodysiu, kaip jisai įsijungia. Ateik. Manakė irgi labai inovatyviai. Praneša, kad jis jau čia. Visur ledai. Ir aišku, dega parkingas dabar, nes jį galima išjungti. Tai čia yra, kad ready. Reiškia, galite važiuoti, nėra parkingo įjungto. Čia yra voltažas. Beje, šis motoroleris yra 72 voltų, 32 ampervalandžių baterija, bet šiaip 72 voltai yra ir 1000 vatų. Teigiama, kad tai yra sustiprintas variklis. Vienas iš privalumų. Tai greitis, baterijos talpa, vadinamas jūsų kelionės atstumas, kiek jūs maždaug pravažiuojat, arba galit nusinulinti, nežinau, negalit nusinulinti. Bendra, ne? Tripą galima. Tripą galima, nu va. Ir čia yra bėgiai. Tai reiškia pirmas, antras arba trečias. Kaip į perjung? Du, ne? Va, sportas vadinasi atseit. S. Va, galiu perjung. Ir yra, kas įdomu, yra motoroleriui atbulinis. Nereik nieko spausti. Žiūrėkit, parodysiu į priekį. Ta prasme, nereikia gazo spausti, bet jau aš noriu tik tais pavažiuoti atgal, spaudžiu šitą ir jis juda. Čia kaip fintai, sakyčiau. Žinai, čia aš jau kur naudoti. Aš manau, jeigu tu nuokalniai stovi, žinai. Ai, pakilti. Jo, ir jeigu tą biškį atgal reikia. Mašina, pavyzdžiui, priekį kur nors užstrigus, tai visai gal gerai. Avarinis, atkreipkite dėmesį, kur dega posūkiai. Žiūrėkit, vienas raudonas lieka, kitas geltonas, tada susigrįžta. Kaip modernioji mašina. Garso signalas. Čia galit paspausti parkingą, kad, pavyzdžiui, netyčia, jeigu paspaudyt, kad netyčia neužgazuoti, jeigu sėdit tiesiog, kad nenulėkt, nes galit kartais, kadangi elektrinis tylus yra, pamiršti įnulėkti. Taip, ką dar iš čia? Čia turim podeliai pasidėti. Čia aš tada galvodavau, kad kažkaip taip, kaip čia tą podelį pasidėti, kad neišbėgs kokia kava. Bet čia labiau užsukamai, nes čia kavos nepasidėsit. Bet čia yra raktam kokiam susidėti, tokia kaip daiktadėžė. Standartinė daiktadėžė gale. Čia matom, šiaip tokia, sakyčiau, nemaža, pilnai šalmas telpa gali susidėti. Išjungėjas, kaip ir visuose, toksai stovintis. Čia dar yra baterijom prieiti. Kas baterijom? Prieiti, ne? Va, čia galit prieiti. Aišku, iš čia neužsimsit, bet galit pasižiūrėti, ar viskas jums gerai su tom baterijom. Tada čia galimas yra specialiai vieta padaryti, kad galit užsidėti daiktadėžę. Tai irgi dar turėsit papildomos vietos. Dabar apie... Ką čia galima užsidėti? Aš manau, kad šiaip irgi gali šalmą, būna su tokia sietka, žinai? Užsisegiai pasidėjai, bet galima ir yra įvairiausių kuprinių, tašelių ir visą kitą jūs galit prisisekti. Ir čia dar turėti papildomą kaip bagažinę. Tai čia veidrodėliai, labai organiški ir gražus, priderinti pagal dizainą. Aš skaitau, kad irgi labai gražiai ir daugiau aš neturiu ką labai pasakyti. Galit parodyti amortizaciją. Vėl su ta amortizacija. Nu įdomu, kaip veikia. Gerai. Priekis. Šiaip minkštas yra jis tikrai. Nu, ta prasme, net kai sėdint jo, kadangi ratai didesnis, yra tikrai minkštas. Turi va, pakabyklą dar kažkokią, tai matau. Man šiaip pats dizainas jo įdomus yra. Jisai toks, sakyčiau, agresyviai atrodantis ir visai maloniai
Toks kaip arčiau motociklo. Aš norėčiau, kaip pavyzdžiui, pirkėjas pamatyti test drive šito. Taip, taigi test drive'as. Dabar esu aš pirmą pavarą, nes O šalmo nereikia? Šalmą reikia, bet mes aikštelė esam prie parduotuvės, gal nieks nenubaus. Taip. Šiaip gan neblogai valdosi ir greitis gan neblogai valdosi. Sakyčiau, gan visuose elektrinėse yra jautresnis bendrai paėmus jisai, bet jisai švelniai, sakykime, spaudžiam, jisai valdos. Pažiūrim, ką mes turim. Manevringas ir labai patogus. Taigi šitą motorolerį ir kitų daug motorolerių elektrinių, čoperių taipogi galite rasti pas mus mankis.lt arba visoje Lietuvoje skambinkit, pristatysim iki namų durų.